Labas rytas. Nu ką, daiktai suruošti, 10 kelionės diena prasideda. Šiandien pasieksim Zarasus arba net dar biškį toliau. Nustojo lyti, nes vėl lyjo, o lietus man yra didžiausias priešas. Keliaujam. Labas rytas. Nu ką, turime 11 kelionės dieną. Išmiegojau Euro kempingės prie Zarasų ežero. Labai gerai pailsėjau ir tęsiu kelionę toliau. Šiandien pagal viską turėtų būti paskutinė nakvynė palapiniai. Ir rytoj arba šeštadienį pasieksiu savo finišą, kur ir pradėjau kelionę aplink Lietuvą pasienio ruožų, tai yra Vilniaus katedros aikštė. Oras nuostabus, tikiuosi nelis, pavalgiau pusryčius, susidėjau daiktus ir keliausiu iki Ignalinos, Visagino ir ten kažkur apsistosiu. Paskutiniai nakvyniai. Keliaujam. Va štai į tokią įkalnę reikės užkilt. Eina savo. Sunku, bet užkilsim kaip nors gal. Na ką, labas rytas. Turime 12 dieną. Pramiegojau Padvary, netoli Baltarusijos sienos tenai. Tai ką, paskutinė kelionės diena. Šiandien 160 km plius minus turėtų būti. Važiuosim pro Švenčionys, Pabradę. Tai saulė dabar išlindo, pusė 8 dabar, tai dviratukas paskutinė turbūt kelionė šią važiuos ir reikės vežti pas meistrą. Man viskas kaip ir gerai, išsimiegojau, pavalgiau pusryčius, važiuojam.
Pararam, pam, pam. Pam, pararam, pam, pam. Na va, Baltarusijos siena. Šiandien pro ją bandė praeiti daug pabėgėlių, bet nei vienas nepraėjo. Baltarusijos ir Lietuvos siena. Du 200 metrų yra paskutiniai mano kelionė žvyrkeliu. 200 metrų ir žiūrėsim, kas bus. Ar bus žvyrkelis toliau, ar bus pagrindinis kelias. Šioje kelionėje labai daug buvo žvyrkelio. Žiūrim. Vilnius 70 ir asfaltas. Vadinasi, nuo čia lieka labai mažai kilometrų iki Vilniaus. Iki Kenos davažiuosim ir tada pasieksim Katedros aikštę. Liepos 24 dieną, pirmadienį, šiandien yra rugpjūčio 4 ir šiandien yra 12 diena, kaip aš keliauju ir šiandien pasieksiu savo finišą. 200 metrų ir baigėsi žvyrkelis, kurio buvo labai daug. Tai ką, važiuojame iki Kenos ir iki Vilniaus katedros, kur pradėjau savo kelionę. Paskutiniai momentai prieš vietą, iš kurios startavau. Vilnius ir Vilniaus širdis, Katedros aikštė. Prieš 12 dienų pradėjau joj kelionę aplink Lietuvą pasienio ruožu. Ir dabar liko tik tai 500 metrų, kai pasieksiu savo tikslą,
kurio maniau, kad neįveiksiu. Bet stiprybė ir užsispyrimas mano įrodė, kad aš galiu padaryti tai, ko daugelis turbūt negali. Po 12 dienų aš grįžtu į savo namus. Ir žiūrėsim, kas bus. Manau, greitų metų pasimatysime. Tai ką. Finišas visai netoli finišas jau. Jau matau savo starto vietą, daug žmonių, gera visus matyti. Bičiuliai, šiandien yra rugpjūčio 4 diena ir aš pabaigiau savo 12 dienų kelionę aplink Lietuvos pasienį 1530 km. Kelionė baigta. Dviratis atvyko į startą, kur ir pradėjau prieš 12 dienų savo kelionę. Iki kitų susitikimų.